Sveikos merginos, štai ir aš, vėl Ramunė iš Panevėžio. Ir pradedu filmuoti savo savaitės darbus, nors šiandien jau yra penktadienis. Ir prieš save matote baleriną Dimensions Gold Collection. Bet prieš tai noriu pasakyti, kad aš iki šiandien siuvinėjau, tai yra antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, 3 dienas siuvinėjau savo tą didįjį darbą Nesvarumas, kuris, kaip sakiau, jau dabar gavosi pagrindinis. Kol kas ruletės nesuku ir dėl ko šitas darbas yra, dėl to, kad Kryžiukų namuose spalio 15 buvo ištraukti burtai ir būtent šitas darbas man iškrito. Tai čia reikės padaryti dabar 900 kryželių. Tai va, dar kartą parodau iš arti. Išmatavimai šito darbo bus 36 ant 36 cm. Čia rašo taip, ką čia dar rašo? Nieko daugiau gero. Tai va, kiek žinau, kiek atsimenu, tai čia yra 18, ne, 18 va, parašyta, 18 aida. Taip, tai va. Tai tiek ir galiu pasakyti. Ir aišku, Dimension siūlai. Dabar rodau, kiek aš esu padariusi. Tai va, tiek esu jau padariusi tos balerinos. Dabar neatsimenu, kiek procentų reiks pasižiūrėti. Sagą reikia atsidaryti ir pasižiūrėti. Na va, ir ką, eisim toliau, kadangi reikia kryželių, tai kad greičiau įvykdyti tą užduotį, tai ko gero eisiu, va čia ranką siuvinėsiu. Va čia, va, matot, jau ranka yra, tai ko gero bandysiu čia, pabaigsiu tą koją ir čia vat ranka prasideda. Tai vat ranka ir tada bus, nu, kaip pasakyti, ir tada bus greičiau padaryti, nes 900 kryželių tai nemažai. Jeigu pusiniais, va čia kur sijonas yra, pusiniais daryti, tai reikėtų tada čia jau daryti labai daug pusiniais 900 kryželių, tai reiškia dvigubai 1800 pusinių, tai labai daug. Tai vienu žodžiu, imsiu kryželius. Aišku, galbūt ir pusinių. Pažiūrėsiu, kaip seksis. Tai va, einu siuvinėt, pasusitiksim jau tada, kai bus padaryta Kryžiukų namų burtų norma. Iki. Na tai sveikos dar kartelį. Ir rodau, ką man pavyko padaryti per vakar dieną. Šiandien yra šeštadienis. Tai vakar turėjau truputį laiko daugiau, tai pasėdėjau ir padariau. Ir pasiėmiau aš Kryžiukų namuose, dariau burtų užduotį ir burtuose reikėjo padaryti 900 kryželių. Tai aš ir padariau. Tai va čia va pildžiau, arčiau gal pritrauksiu, tai pagrindė dirbau va šitoje zonoje, ne? Čia va papildžiau, šitą koją papildžiau, ranką va papildžiau, pasipildė ir čia į viršų dar truputį nuėjau, nes buvo likę siūlo truputį likę, tai aš tiesiog nenorėjau jo niekur parkuoti, tai paėmiau čia padariau. Tai va, labai ta ranka man įdomiai atrodo, tokia labai įdegusi, bet aš manau, nu plamai čia tam dizaine tokių plėmų daug visokių ir čia va toj kojai plėma, aš jau anksčiau pasakojau, ir čia ta ranka tokia tamsi, bet aš manau, kai bus tamsus fonas, čia bus šviesų kažkas, tai turėtų bendram fone gal bus gerai, aš tikiuosi. Nu va, tai tiek padariau, tai dabar nepasižiūrėjau vėl, kiek aš turiu procentų padariusi, bet galbūt pažiūrėsiu kitą kartą ir papasakosiu su kitu darbu, kai rodysiu, gal, jeigu prisiminsiu. Jeigu ne, tai parašysiu. O, tiksliai, galiu parašyti. Tai va dabar va, parašysiu, kiek procentų turiu. Va, turėjot pamatyti ir tada einam toliau. Dabar norėčiau sukti ruletę, nes jau senokai sukau ruletę ir einam sukti ruletę, pažiūrėsim, ką jinai man šį kartą išmės. Na štai ruletė mano, jinai matot pati sukasi kaip visada. Ir dabar ką aš turiu, susidėjau į tą ruletę, tai susidėjau va čia pagalvę, baleriną, Nesvarumas, tai mano tie 3 darbai didieji yra iš eilės sustatyti. O, gal reikia su juo sumaišyti. Ir tada, kas liko va čia pabaigti labai nedaug, o čia yra nauji darbeliai bus, nauji, čia snaigė nauja, čia viskas nauja, tik nykštukas. Ir kojinė reiks pabaigti. Visi kiti nauji, kalėdiniai, aš pagalvojau, vis tiek artėja tos kalėdos ir
Ir dar pasižiūrėjau užduotis bingo, tai irgi tinka daug darbelių, tai tada aš sumaišysiu. Tai už tai ir įsidėjau daug darbų ir nieko naujo, be to nenoriu didelio, nieko naujo pradėti dabar. Kai pabaigsiu va šitą darbą nesvarumas didelį, tada ko gero imsiu kažkokį kitą didelį. O dabar nesinori, nes truputį vis dėlto man per daug, kai yra vienu metu keli dideli darbai. Kažkaip norisi, nežinau, aišku, jums įdomiau žiūrėti, kai yra daug darbų, bet galbūt maži darbeliai, jie greičiau pasidaro ir greičiau rezultatas matosi. Oi, dar neįdėjau čia. O, nėra, žiūriu, švyturiogi neįdėjau. Oi, einu įdėsiu švyturių. Kaip aš čia jį pamiršau, kodėl aš jį ištryniau. Įdomiai, tuoj grįšiu. Viską sutvarkiau, įdėjau švyturį ir dabar pasižiūrim. Taip, balerina čia. Ai, reikia dar kartelį gal sumaišyti, kad būtų tie dideli darbai susimaišę tarp mažų. Tai va, čia didelis, sakykime, čia dar švyturys per arti stovi. Pažiūrim dar. Taip, švyturys, mažiukas, nes, vis tiek jisai nori šalia dėti tuos mano didesnius darbus. Va, dabar ko gero, ne, švyturys vis tiek atsiduria prie kažko. Nu va, o liktai, ne, nesvarbu, švyturys visą laiką atsiranda prie kažkurio vieno prisiklijuoja, nu ką darysi. Gerai, sukam ruletę ir šiandien yra šeštadienis, tai turėsiu laiko truputį pasiuvinėti, o nesvarumą aš jums parodysiu vėliau. Na štai, nykštukėlis. Tai šitos nykštukus aš siuvinėjau pernai ir man jie labai patiko. Ir aš dabar pagalvosiu tiksliau, ar juos siuvinėt, pernai ant plastiko siuvinėjau. Ir galima į dovanas dėti. Bet aš pagalvoju, aš kadangi turiu juos 3 tos nykštukus ir šitos snaigės man labai gražios. Tai galima būtų, pavyzdžiui, padaryti iš jų tokias irgi ant eglutės pakabinamas, bet galima būtų siuvinėti ant medžiagos. Aš paieškosiu medžiagos kažkokios. Galima ir smulkesnės medžiagos. Ir tada tiesiog išsiuvinėti ir padaryti tokį apvalų arba kažkokį kvadratinį žaisliuką ant eglutės irgi. Minkštą, įdėti sinteponą į vidurį ir padaryti. Tai va, gal taip pabandysiu. Nes ant plastiko kai siuvinėjau, tai negalėjau šitų žvaigždučių siuvinėti, nes nėra kaip jų iškirpti. Ir man dar kažkas ten kliūvo. Man dar bekstičius kliūvo, nes ten buvo, kai kur yra į šitą... Kai kur bekstičius yra ne į skylutę, o į langelio vidurį. Nu ką, tai gerai. Einu siuvinėti nykštuko šito ir pasižiūrėsim, ar man pavyks jį padaryti. Aišku, ne per vieną vakarą, nemanau. Neatsimenu, kiek yra kryželių, tai atsinešiu sagą, tada jums papasakosiu. Tai tiek, eisiu ieškoti bingo, užduotis, kuri atitinka ir siuvinėsiu. Na tai va, vienu žodžiu pagal ruletę išsirinkau šitą nykštuką šį kartą su šaliku. Ir aš jo, aišku, viso neišsiuvinėjau, nes nėra taip jau mažai tų kryželių, kiek taip atrodo. Iš tikro čia yra iš viso, toj surasim, kur čia dabar kryželiai, 581 kryželis, o aš padariau 369. Rodo kryželių 231 ir bekstičio 200, labai daug rodo. Vienu žodžiu, aš padariau truputį šito bekstičio, toj parodysiu viską ir va. Ir per vieną vakarą tikrai man neišėjo, nes šiandien beje yra pirmadienis, o žadėjau šeštadienį siuvinėti, neišėjo, nes neradau lankelio, kokio norėjau. Tai susinervavau, paskui ėjau siuvinėti nesvarumą. Ir tada kitą dieną sugalvojau, kad aš su kitu lankeliu siuvinėsiu ir pasiėmiau štai šitą lankelį apvalų ir va atrodau, kas man pavyko padaryti. Tai va čia va tas bekstičius, kur yra, tai va čia apačioj padariau ir va truputį raudono, jau šaliką pradėjau, tai liko barzda, ir kepurė ir snaigės faktiškai ir dar aišku bekstičius. Ir aš galvoju, va čia, kur kepurės yra va tie balti dalykai,
Tai čia yra kryželiai, bet aš galvoju, ko gero padarysiu ne kryželį, o padarysiu karoliukais. Jo, nes turiu karoliukų ir dabar kaip tik tvarkiausi tuos karoliukus, tai galėsiu parodyti, kaip man pavyko juos susidėlioti, susitvarkyti ir už tai noriu aš dabar tuos karoliukus naudoti. Dar ir snaigių va čia viduriukose irgi galima po karoliuką pasodinti. Tai pagalvosiu. Tai va, tai tiek mano to nykštuko gavosi ir aš dabar jau nebenoriu prie jo gaišti. Radau tokią vat medžiagą, juostelę. Turėtų man čia jisai tilpti ir galvoju, vat jisai kaip ir tie nykštukai, tai va čia vat yra ilga tokia ir gal man kažvis minti šokinėja, gal man padaryti visus 3 nykštukus va taip va į viršų tos juostos. Ir apiforminti kažkaip įdomiai, o gal po vieną, nežinau, galvoju, kaip čia padaryti su jais, gal po vieną padaryti ir tokius minkštus kaip žaisliukus padaryti, o gal vieną didelį tokį pasikabinimą kur nors, nežinau, dar galvoju, aišku, dar jos reikia išsiuvinėti, o besiuvinėjant visokių minčių kyla. Tai va, noriu šiandien sukti ruletę, tai einam, atsinešu ruletę ir pažiūrėsim, ką šį kartą jinai man išmes. Na, o ruletė kaip visada yra mano ruletė gyva, jinai juda visą laiką, sukasi, tai dabar lauksim, kol atvažiuosim pas nykštuką ruletę ir suksiu ruletę ir pažiūrėsim, ką man išmes. Ar kalėdinį darbą, ar reikės siuvinėti toliau nekalėdinį darbą. Nu va, ir dabar sukam ruletę ir pasižiūrėsiu. Kągi man išsuks? Nu. Na va. Tai ką, laukia dar vienas pabaigtukas, nes šitam darbe liko tik tai bekstičių padaryti. Ir viskas. Smuiko raktas ir bus pabaigtas. Irgi reiks galvoti, kaip jį apiforminti. Nu ką, einu siuvinėti. Dar noriu šiandien nesvarumą pasiuvinėti, nes vakar, man atrodo, visai nesiuvinėjau, o norisi judinti kuo daugiau. Tai va, o šitą smuiko raktą irgi padarysiu. Tikiuosi, iki rytdienos filmavimo tikrai suspėsiu. Tai einu siuvinėti. Na va, smuiko raktas jau ir pabaigtas. Padariau visus bekstičius, apvedžiojau, čia jau buvo labai nedaug likę. Tai va čia tiesiog žali lapeliai, kur buvo, tai va čia nelabai jisai čia matosi, bet jeigu arčiau pritraukus, tai gal ir matosi jo. Tai lapelius tos padariau, žalius ir viskas. Ir mano darbas baigtas ir dabar keliaus jau maudytis, lygintis ir tada įrėminsiu ir greičiausiai nešiu į darbą, į savo kabinetą, kad būtų ant sienos ir linksmintų. Tai labai džiaugiuosi, kad pagaliau šitą darbą pabaigiau, nes irgi gana senai išsiuvinėjau ir neturėjau nei sagos, nieko. Na ir dabar dar parodau, kiek padariau su nesvarumu. Na va, mano nesvarumas. Tai ką aš siuvinėjau, matote jau, va čia va jau nebeliko tų palaidų siūlų, kur buvo palaidi siūlai. Ir tiesiog bandau jau uždaryti visą čia eilę tą. Ir va čia ratas, aišku, eina, ne visada aš pabaigiu siūlą, jeigu, sakykime, sagoje užsibrėžiu va tokį va rėmą, bet jeigu eina logiškai man dygsneliai, tai aš vis tiek jos toliau darau ir nedarau nukirpimo siūlo, dėl to, kad čia ir taip labai daug yra pavienių kryželių ir labai daug yra tvirtinimo. Tai už tai norisi, kur galima, kuo mažiau jų padaryti. Tai tiek va turiu, padariau, tai buvo praeitą kartą iki čia, man atrodo, buvo, tai va tokį va plotelį, dar ne visą užpildžiau, nes ne taip greit pildosi jisai, kaip norėtųsi, nors čia jau yra va vietomis, va čia va šitoj vietoj, tai jau čia yra, nu, tokiem tiesiog eina linijom, kas antrą langelį, taip va linijom, bet yra ir pavienių, ypač va čia krašte. Irgi, va, matot, yra, va čia vienas, tai čia žinau, kad vienas pavienis yra čia du iš eilės eina ir taip toliau. Ir va, dar čia skilučių yra visur, atsiprašau, biškį pakimusi, tai sunku kalbėti.
Tai va, tai dabar ką aš galiu pasakyti iš statistikos. Tai ką aš padariau dabar? Šitas darbas yra padarytas 38-49% jau išsiuvinėta. Ir šią savaitę aš padariau 2963 dygsnelius. Tai kaip sakiau, tai yra šitas pagrindinis darbas mano ir aš jį stengiuosi po truputį judinti. Šalia tų, ką man užsuka ruletė arba burtai ir taip toliau. Ir aišku, aš dariau dar šią savaitę ne tik siuvinėjau, bet nusprendžiau truputį pasitvarkyti savo karoliukus. Karoliuko atsargas, nes pas mane buvo sudėti jie maišeliuose, ypač kur yra iš rinkinių, rusiškų rinkinių, o Milhilo rinkinių yra dar, tai Milhilo ne visus dar išruošiavau, ne visus, bet vat noriu parodyti, va, nusipirkau tokią dėžutę. Tai čia, žinokit, Dėpė nuėjau į Dėpą, žiūriu dėžutę, nes visai galvojau, kad reikia kažką tokio nusipirkti iš AliExpress galbūt, bet kažkaip kažkaip nenorėdavau. Ir žiūriu, Dėpė dėžutė tai yra. Nu, tai paėmiau ir nusipirkau. Ir dabar aš vat susidėliojau, va matosi, kiek yra, va čia pilna eilė užpildyta, va čia truputį užpildyta, čia tuščia, o čia yra Milhilai. Tai čia yra tie karoliukai, kur yra iš rusiškų rinkinių, kur nėra numerio, tik surašyta 1, 2, 3, tai aš grinai pagal spalvą susirušiavau ir va taip va. Nu, va toks labai gražus mėlynas blizgantis, tikrai kažkur panaudosiu. Va. Panaudot galima bus, va toks dar toksai vėlėtinis. Juodo labai daug yra. Va, juodo nemažai turiu. Paskui aš čia kai pirkau iš vienos moters likučius visokius, tai va tokių pailgų ir gavau. Raudonų atspalvių labai daug yra. O čia va šone, va čia va jau aš čia rušiuoju Milhil karoliukus. Tai va Milhil, kadangi yra šitie numeriai, tai va su markeriu užrašau numerį ant šono. Nes čia viršui kažkaip nerašiau dėl to, kad yra mažai vietos, o numeriai dideli ir nenoriu labai miniatiūriškai daryti. Nu va, čia žalias labai gražus kalėdinis, čia irgi raudonas toksai su geltonu truputį. Tai aš va, tiesiog noriu susirušiuoti visus karoliukus, ką aš turiu, ką ateityje galbūt turėsiu. Ir va galiu tiesiog panaudosiu juos savo rinkiniuose, tai va akytėm, kai reikia, arba dabar tą kalėdų senelį, kur šitą siuvinėjau, tai sakiau baltas, tai va čia yra baltas, bet čia toks ne tas. Kažkur, man atrodo, Milhilė yra geras baltas, toks su blizgančiu, va, su blizgučiu, tai aš galvoju, va šitą va baltą su blizgučiu, toj kepurytėj panaudoti, kur jums rodžiau, kad galvoju daryti ne kryžiukais, o būtent baltų va karoliuku. Tai va, ir akytės darysiu būtinai su juodu karoliuku akytės, va čia dar yra kitas baltas, bet čia toksai jau daugiau permatomas, va, nelabai matomas. Ir įdomu Milhilo, kad yra labai dydžiai skiriasi. Jau viskas, ne, baigėsi. Dydžiai skiriasi, vieni yra gana pakankamai dideli, o kiti labai smulkučiai mažučiai. Tai va, tai dar liko darbas man, dar šitą aš ne viską čia surušiavau, taip pat tiesiog bandau pagal atspalvius dėti, tai čia juodas, čia pilkas, paskui baltas, nu čia mėlyna, gal ne į temą, reikėjo geltoną, dar perdėsiu, va geltonas eina į oranžinę, paskui žalią, raudoną, tiesiog stengiuosi viską į vieną vietą sudėti atspalviais, kad būtų į vieną vietą ir būtų lengviau susiorientuoti. Tai va toks mano darbelis ir dabar noriu jums atsakyti po mano to video, labai ačiū, kad žiūrite ir komentuojate ir iškilo keli klausimai. Tai va tuoj atsinešu kompiuterį ir pasižiūrėsiu, kokie tie klausimai ir tada atsakysiu. Nenorėjau rašyti, nes noriu parodyti gyvai, kaip tai darosi. Tai va, vienas iš tų klausimų yra, gal galite parodyti, kaip schemą per programą išsaugoti, kad tiktų sagai tas failas. Tai nelabai iki galo suprantu.
kaip schemą per programą išsaugoti. Nes, pavyzdžiui, aš kai darau schemą, va čia va yra schema, kai darai schemą, tai jinai automatiškai išsisaugo būtent tuo formatu, kuris reikalingas yra sagai. Tai yra formatas, tai pasakysiu, XSD. X, S ir D. Tai jinai automatiškai šita programa, Pattern Maker, jinai išsaugo būtent formatą, iškart man įrodo, nieko ypatingo daryti nereikia. Tai čia jeigu aš pati perinku schemas. Jeigu yra schemos, kurios, sakykime, internete randame, tai ten irgi reikia įrašyti, kad būtų XSD, va tas formatas, jeigu ieškot internete, bet šitas formatas būtent tinka sagai, kitas nelabai. Ir tada ką aš darau, tai tada aš paprastai atsisiunčiu savo į planšetę, kadangi siuvinėju per planšetę, o ne per kompiuterį, tai aš atsisiunčiu į Gmailą, einu dabar į planšetę, parodysiu, va, atsisiunčiu į Gmailą savo tą darbą, kur čia dabar mano, va, ir dabar jau aš jį atsisiunčiau savo ir tada paspaudžiu va čia va, atsisiųsti, tada čia viršui man jisai ateina kažkur, ieškom, žiūrim, tinklas, ne, dar neatėjo, ne visada kažkaip pavyksta, bet tikrai atsisiunčiu ir tada va čia va atidaryti, atnaujinti vietos nurodymą. Kažkas man čia, kaip reikia rodyti, tai nelabai sekasi. O gal man atidarė jau iš karto? Gali ir tai būti, kad atidaro. Pažiūrim. Kas čia? Elinė schema dabar. Jo, atsidarė iš karto, nes pas mane, reiškia, aš einu į Gmailą. Aš paspaudžiu, pas man nustatymas yra. Paspaudžiu ir ten prašo, ar visada tokio tipo schemas atidaryti saga programai. Tai aš paspaudžiau, kad visada ir, reiškia, man automatiškai išsaugoja sagos programoje viską. Tai va, tai aš tokiu būdu įsikeliu rinkinį, ne rinkinį, sakykime, schemą. Ir va taip aš jį turiu, jau sagoje automatiškai jisai atsiranda. Tai nežinau, ar atsakiau į klausimą ar ne. Tai nes kažkaip yra taip, dėl to, kad būtent dar kartoju, sagai reikalingas XSD failai, formatas, ne kitoks. Toliau kitas klausimas buvo, ar šioje programoje yra galima pasirinkti kitas kalbas. Taip, va šitoj programai, va čia yra ratukas paspaudus, galima pasirinkti, kad būtų ne rusų kalba, o anglų kalba. Pasirenkam anglų kalbą. Ir viskas, ir dabar viskas pas mane yra anglų kalboje. Visi reikalai yra anglų kalboje. Tai va, tai čia galima būtent per šitą ratuką paspaudus galima pasikeisti kalbą. Ir čia dar beje yra ir daugiau visokių, tam ratuke yra reiškia, yra metodika, kaip dirbti su ta, yra netgi video pamokos yra galima tiekėjam klausimus rašyti, galima, jeigu kažkokiu turit pageidavimą ir taip toliau. Tai va tą ratuką pasistudijuokite, kas čia yra ir galėsite padaryti. Tai va, tai tiek darbų apie, ne darbų, bet tie du klausimai buvo ir beje labai ačiū Koviniai Adatai, kuri nepatingėjo ir parašė didžiulį komentarą ir paaiškino būtent tas funkcijas, kurių aš nelabai žinojau. Tai funkcija, sakykime, yra taip, volelis, kur yra, tai galiu parodyti dabar taip, čia volelis, va, volelis yra, tai dabar palaukit, pasididinam, ir tą volelį paspaudus,
atsiranda taip. Ir čia stumdant šitą lentelę, va, žiūrėkit, matot, pasidaro, reiškia, visas fonas yra nusispalvina. Ir tada išryškėja tokiu būdu, va, jeigu, sakykime, yra baltas fonas ir, atsiprašau, baltas fonas ir va čia yra balti tie kryžiukai, tai labai nesimato, o va čia šituo būdu, reiškia, galima nusispalvinti būtent visą foną planšetės ir tada galima išsiryškinti tokiu, reiškia, išryškinti visus tuos kryželius, kurie nelabai matosi. Tai čia tas volelis. Tada dar pasakau, parodysiu, va, matot, yra balta ir viskas. Ir baltai vėl, nu čia nuo schemos labai priklauso. Toliau, ką jinai dar man parašė, taip, apie šitą, čia nėra, yra, bet šitoje schemoje einu tada į kitą schemą, neaktyvus tas langelis, gal šitoje schemoje, va, apie šitą, va, kur sakiau, neaiškus man tie kvadratėliai, kurie yra pamėtyti spalvoti, nespalvoti, tai jie, reiškia, paryškina, va, žiūrėkit dabar, širdutę stebėkit. Matot? Čia dabar aš išjungiau tinkliuką, ne tą paspaudžiu. Va, matot, širdutės paryškina, tiesiog padaro apvadą aplinkui tą ženkliuką. Tai yra tiesiog paryškinimas to ženkliuko, jeigu, sakykime, irgi yra koks nors baltas ženkliukas arba neryškus, koks nors spalva neryški, tai tada galima va taip va pasidaryti. Aš dabar galvoju, gal man balerinoje geriau matytųsi tie dalykai. Ne, gal geriau žinot, kur tam seniokė, va šitam senelėje. Va, ir dabar, sakykime, va, matot, išryškina. Vėl kažką, paspaudžiu vėl kažką ne taip. Va, išryškina tuos baltus kvadratėlius, matot? Tiesiog paryškina patį ženkliuką, kad jisai būtų ryškesnis ir būtų lengviau siuvinėti. Oi, atsiprašau. Toliau, viršuje lemputė vienaip turime, reiškia, taip, ta lemputė, kur čia jinai? Lemputė, tai jinai kai šviečia, išjungta. Ok. Va, tai sakykime, tai čia yra žymėjimas. Jeigu lemputė įjungta, tai spalvinasi violetinė mano spalva pasirinkta. Jeigu lemputė išjungta, tai tada spalvinasi tai, kas išsiuvinėta, spalvinasi baltai. Ir reiškia, baltai fonai tie išsiuvinėjami, spalvinami. Dabar irgi nenoriu ant pradėto siuvinėti daryti ko nors. Tai va čia pavyzdžiui. Tai dabar čia lemputė pas mane kažkodėl neaktyvi. Va. Taip, tai ta lemputė, kad būtų aktyvi, tai reikia va šitą akytę paspausti. Ir akytę, kai paspaudė, lemputė suaktyvėja. Dabar jinai mėlyna ir jeigu aš, sakykime, kažką, išsirenku spalvą, kur čia dabar kryžiukai, nesvarbu, kurią spalvą. Va čia, va, matot, nelabai išryškėja, gal imam kokią nors kitą spalvą. Mėlyna, va. Va, ir dabar jeigu aš išsiuvinėju, sakykime, ir spalvinu, ir viskas, matot, violetiniai. Jeigu aš paspaudžiu lemputę, matot, schema pati balta pasidaro ir išsiuvinėja violetiniai. Tai čia kiekvienam kaip patogiau. Man, pavyzdžiui, smagiau yra, kai yra spalvota ta schema, aš kai matau viską, negu balta. Nu, bet čia kiekvienas renkasi. Vienu žodžiu, reikia eksperimentuoti ir jeigu dar neturite sagos, ją įsigyti ir tada tiesiog bandyti, mokytis, pasimti kokią nors nesudėtingą schemą ir ant jos mokytis
siuvinėti, nesiuvinėti, o žymėti, būtent išbandyti visus ženkliukus ant tos schemos. Ir labai yra paprasta, jau kai išmoksti ir, aš sakau, ne visas funkcijas naudoju, bet man užtenka tiek, kiek aš naudoju. Tai štai tiek, tokia mano savaitė ši. Tiesa, noriu pasakyti, kad kitą savaitę video nebus, dėl to, kad aš vėl išvažiuoju į laivą ir kelioniai tikrai neturėsiu daug laiko ir siuvinėti. Ir ko gero, kitą video padarysiu tik tai jau po 2 savaičių. Tai jau bus lapkritis ir lapkričio mėnesį jau jūs matysite mano video 2 savaičių darbai. Tai čia bus tada lapkričio 5 diena, antradienis. Nes 29 tai tikrai gali būti, kad neturėsiu nei galimybių, nei interneto, nei laiko, nieko neturėsiu. Ir turite, jeigu klausimų, tai rašykite ir bandysiu atsakyti būtent gyvai. Dėl to, kad man atrodo taip yra lengviau atsakinėti klausimus ir aiškiau, negu parašyti komentarą atsakymą. Nes ne visi gal skaito tos atsakymus ir taip toliau. Tai ką, dar kartą sakau, štai tokia mano savaitė buvo. Ačiū, kad žiūrite, ačiū, kad prenumeruojat ir labai džiaugiuosi, nes atsirado tikrai nemažai naujų prenumeratorių, tai labai ačiū už tai ir komentarų susilaukiau. Irgi labai smagu ir stebėkite ne tik mane, bet ir kitas lietuvaitės, kurios irgi filmuoja ir siuvinėja, nes mūsų dar yra labai nedaug, bet po truputį mūsų daugėja. Tai aš tikiuosi, kad jų padaugės ir toliau. Tai ką tada? Gero vakaro ir ate.